ponas Ropė dabar, prašau. Ačiū pirmininkė. Tikrai su malonumu klausiau jūsų pranešimų, pakankamai įdomus ir, manau, labai svarbus ir reikalingi. Norėtųsi atkreipti dėmesį į keletą tokių dalykų, apie ką nebuvo užsiminta. Lietuvoje šis rytis arba miškininkystė yra labai svarbi šaka ir labai svarbus veiklos baras. Ir žinoma tai, kad po restitucijos labai daug žmonių atgavo buvusią teisę į miškus arba buvusius valstybinius miškus ir tų savininkų šiandien yra pakankamai daug. Vidutinis, savininkas valdo ten apie kažkur 8 hektarus miško ir žinoma labai iškyla daug problemų dėl miško tvarkymo, priežiūros, dėl ateities ir žinių klausimas ir labai būtų svarbu ta geroji patirtis, kokia jinai yra atskirose valstybėse tvarkant, prižiūrint, kartu balansuojant, ir gamtosauginius reikalavimus, ir miško naudojimą. Ir teko matyti keletą tokių net minčių ir norėčiau jūsų komentarų, kad atskirose šalyse yra vėjo jėgainės, kaip vėl energetinė rūšis ir žalioji energetika būtent statoma miškuose. Kaip ta kooperacija šitų dviejų dalykų. Kai kuriuose šalyse tai yra, kaip pavyzdžiui, Lietuvoje yra draudžiama tokia veikla miškuose. Tai iš tikrųjų įdomus reiškinys ir į kurią pusę mes krypsim šitoje srityje. Antras dalykas, manau, labai svarbu, ypatingai tose šalyse, kur dar nėra kooperacijos, nesustovėję santykiai, tai būtent santykiai tarp miško savininkų, medžiotojų ir miško naudotojų, grybautojų, uogautojų, nes, vieni mano, kad tai jų yra didesnė teisė, kiti mano, kad jų didesnė teisė ir pakankamai nemažai vyksta įvairių konfliktų šitoje srityje. Tai būtų irgi įdomu jūsų nuomonė, kaip jūs manytumėt geriau būtų sureguliuoti šitą klausimą. Ačiū.